Evaldas Kulboka, 3 taškai, o savo progą. Atrodo neparankus besiginantis žaidėjas Kovenui, būtent Zotovas. Brandonas Childressas su kamuoliu. Jarumbauskui. Čia labai rizikingas Jarumbausko perdavimas, skaito sumanimo Bruksas ir jau kitoje aikštės pusėje Jogėla su pražanga 2+1. Vėlgi, sakykime, jeigu tai būtų paprastos reguliariojo sezono rungtynės, išsikeičia ginamaisiais šeimininkai, Bruksas prieš Childressą. Stogą apdovanoja savo varžovą amerikietis. Kaip šoko su kamuoliu vis. Kova dėl vietos Citadelė KMT finalo ketvirtė, kuris būtent čia ir vyks vasario 15-16 dienomis, o čia Andriusas rezultatą lygina. Įvardintas tarp žaidėjų labiausiai pasirengusių Eurolygai. Na tikrai įdomus žaidėjas, ne pats stabiliausias, bet kuomet yra jo diena, apskritai turi visus duomenis. Na ir čia. Ko negalim pasakyti apie paskutinį atkarpą, kita vertus pirmą profesionalo sezoną žaidžia Briutonas, taip kad stabilumo tikėtis dar anksti, o čia Tarmanas. Norėjau sakyti, bent po vieną tokį metimą gerą. 9. Trešono Tarmano taškas, Koveno rezultatyvus perdavimas kažkiek galimai. Čia išvengia žingsnių Andriusas, į priekį Bruksui. Lala. Na, bet matome, jeigu gauna minučių jis, bet kaip minėjai. Senokai nežaidė jau Vaidas Kariniauskas, paskutinius 3 mačus praleido, sausio 5 tik žaidė. Perimetre, taip kad, na, pranašumas tikrai netoks ir netaiklus veterano tritaškis. Vaidas Kariniauskas, prašau, 3 taškai. Ir pačiam Vaidui visai reikalingas. Bet labai nereikalingas Kulboka. Miniotas prieš Venskų. Geras perdavimas. Andriusas paliko už nugaros. Taip ir nemažai minučių žaidė Martynas Arlauskas. Žemaitis pameta kamuolio kontrolę, bet visgi suranda Tarmaną ir šis šiandieną. Žemaitis prieš Babraitį. Čia Justinas Marcinkevičius.